sovietų kariai užėmė televizijos bokštą ir Lietuvos radijo ir televizijos pastatą. Žuvo 14 beginklių žmonių. Ta diena buvo sunkiai sužeistas operos solisto Jono Sakalausko tėtis. 5 vaikai namuose liko vieni. O pianistė Raminta Gocentienė sužeidimus pajuto tik grįžusi namo. Sausio 13-osios naktis prie televizijos bokšto. Toks jausmas, kad visiškai nesvarbu, ar tu liksi gyvas ar ne. Tai buvo antraeilis dalykas. Tampa tokia vieninga siela visų to žmonės. Tik iš televizijos išėjo žmonės, pasakė, reikia vyrų. Ir mano tas kursiokas... Iš mūsų namų Žemdirbiams ruošiasi atimti savo armiją. Mums nereikia poligono. Rusai išvarė senelius, o dabar savi išvaryti iš namų. Žiūrėkit, mes esame Lietuvos žmonės ir aš, jeigu kažkas klausė, mes ne prieš. Mes atvažiavom čia išklausyti jūsų. Man nesunku, aš paprastas žmogus. Tuomet 8-metis Sakalauskas tik ryte sužinojo, kad tėtis sužeistas. Aš antrą klausimą už nugaros lentelę matot puikiai. Ten pasižiūrėkite, aš manau, kad jūs galit pasižiūrėti. Parašyta Lietuva 33 480 hektarų turi plotų poligonų. Ten tai parašyta, generolas pristatė. Ir po to, kai pristatė, kiek kokiam poligone visus kitus poligonus, jis nerodė, kiek kokiam poligone yra plotų. Bet aš mačiau nuo scenos, kai kurie iš jūsų himno nemoka. Krampo gumą, kai himnas vyksta. O jūs čia save kartais patriotais vadinate. Vienas iš mano vaikų labai seniai svajojo būti karininku. Aš dabar sėdžiu, žiūriu jūs ir galvoju, geriau tas vaikas, tegul užauga bomžu, nei tokių valkata parsidavėlių kaip jūs. Taikinys yra visa Lietuva. Jeigu bus karas, taikinys bus visa Lietuva. Images of Beijing's Tiananmen or Prague 68 in its swiftness and disregard for civilian lives. Tank-led paratroopers struck at both the capital's transmission tower and broadcast center. Tanks crushed cars like flames. Noriu paklausti, kiek už žodį ne sumokėjo tausmutį, kad tas poligonas pas mus atsiras. Aš kalbėsiu, neimk mikrofono, nes aš kalbėsiu iki galo. Teisingoji, gerbiamoji, ką jūs šnekate? Mes klausome Lietuvos himną. Kokiais jūs epitetais vadovaujatės? Atsakymas dėl merės. Jūs uždavėte klausimą. Labai rūpima. Nors aš labai norėjau neatsakyti tą klausimą, kadangi jūs visiškai negerbėte Lietuvos Respublikos ir savo pasisakymę taip pabrėžėte. Aš visgi atsakau. Jeigu jūs norite kažką apkaltinti, kaltinkite mane.